Labas rytas, mėly televizijos žiūrovai. Dabar yra 1 nakties. Oi, kėlėmės, rengėmės. Ir po biškį varom pasitikti saulutės, kaip ir visada. Intensyvu, galiu pasakyti, gan sudėtinga. Taip anksti keltis ir daugiau visą dieną judėti toliau, bet kas daugiau, jeigu ne aš. Tokia yra saulėlydžio kaina. Šašas. Nieko nepadarysi, toks dabar būsiu skrebis. Anksti keliuos todėl, kad reiks žygiuoti belekiek, 1 valandų minimum jaučiu ten. Ir vakar buvau mediciną susitvarkyti, sveikatą pasitikrinti. Rengiuos šiltai ir šoka man pirdos, valandą laiką važiuoti, 1 valandų minimum kopti. Tai kokią 5 valandą turi būti jau ant kalno viršaus, žodžiu, nebeturiu net laiką, reik greičiau, davai. Panika, biški, davai. Ok, navigacija rodo 1 valandą. Važiuojam. Važiuojam. Patenkins, eik tu savo. Gal dėl to, kad pamiegojau dar biškį 1 valandų, gal valandą, net suprantu pats kiek miegojau, bet man atrodo pamiegojau. Gyvenims yra gražus. Bet biškį akim ragas dar, tai reiškia, per daugiausiai nemiegojau. Kaip skrendu! Patenkinčiau, nėra komentarų. 1 nakties hebrulė. Nieko nesimato iš vis. Eina savo. Bet jau šalta, jau jaučias, kad kylam kažkur į kalniukus, drėgna, šalta. Jau susirengiau, susimuturiavau viską, ką turiu čia. Gali būti šalčiau negu tikėjaus. Oi. Bet čia lietus kažkoks karts nuo karto lyja, aš nesuprantu. Nuo medžių čia. Good morning. Yes. Okay, thank you. Thank you. Have a good day. Už kažką susimokėjom, važiuojam toliau. Eik, tu nieko nematau. Judam, Justeli, judam. Eik tu kas čia per. Judam. Kaip čia atrodo keistai tarp sienų. Eina savo.
šaltis. Eikdana. Susigūžęs visas. Eina savo. Eina savo, rūks, šlapia. Ir gerklė kert, jeigu sirksiu. Viskas tik dėl jūsų, chebra. Nu, atvažiavau, jaučiu, kad sušaliau tai nesveikai. Bele kiek žmonių. Žmonių bele kiek, po biški. Vartai atsidarė, lygtais 2 valandą nakties, aš čia pačiu metu atvažiavau, išsinuomavau iš kartą kaukę, kurios prireiks, nes čia varom vis dėlto ant rūgšties, tuo kažkokią varę sulfantą kalną, nu žodžiu, čia ugnikalnis, vėlžina, rimti reikalai, žodžiu, varom žygiuot, kol dar, ką žinau, tiesiog darom tai, ką galiu geriausiai, žygiuojam. Nu, kad tiek žmonių bus, nesitikėjau, čia hebra palapėnių, bele kiek laužų, neina savo, kaip čia jums šalta mėguoti, jau čia buvo. Pažiūrėkit, kas čia vyksta. Visi lauk, kol atsidarys. Kažkur čia bilietą reikia nusipirkti. Thank you. Bagi pengunjung yang tiba-tiba karena perjalanan jauh, jangan dipaksakan untuk melakukan pendakian karena sangat berbahaya sekali. Eina savo, čia kiek žmonių. Nežinau, kaip čia reiks atlaikyti, jeigu aš negalėsiu normaliai žygiuoti. Kažkas tingi lipti. Hebra, 2 valandas kelią. Nėra tiksla filmuoti, nes žiauriai tamsu. Taip kad jau pafilmuosiu, kai daeisiu spotą. Šiaip žvaigždės nesveikas. Tangiuks tai wow, mėgau jos. Ir baisiai pumpuoju. Milijonai žmonių. Eilėj tiesiog judu visą laiką. Wow, nesitikėjau. Tikiuosi bus verta. Judu, žiauriai, čia žmonių bele kiek, kalnt žiaurus, gaila nieką negaliu užfiksuoti, net nieką nesimata. Manau, vaizdeliai bus žiaurus, kai leisime žemėn. Dabar, tai galiu tiek jums parodyti, hebra, koją savo. Oi, koks 14 laipsnių, kol kas žiauriai šalta, turi žiauriai pumpuoti. Ir karts nuo kartą, kai pasisuki tam tikro kampo vėjas nesveiks. Nespėjau čia užsidėjinėti tuos triukės. Nusiemu, užsidedu. Turun. Nieko nesimato. Čia kokie vaizdeliai atsivers, jūs nenutokėt.
Girdit. Nieko gero šitokie ženklai nereiš dažniausiai. Važiuojam specialiai čia. Viliuoja mane tokie. Pelekas, žiūrėkit. Pizda. Nežinau, ar čia yra normalu, ką aš išgirdinėjau. Žinau tik tiek, kad... Wow. Neaišku, kaip čia baigsis. Tu commandes le prix? Le nouveau price? Įsijūt pamatyti tuos ugnies fenomeną. Ir nėra galo. Nėra galo. Kaip čia atgal grįžti. Biškai nusiėmiau kaukę, nes pizda yra. Dabar aišku dar labiau pizda, bet... Yeah. It's a good brand. Galiu pasakyti tik tiek, kad čia išprotiems yra. Nežinau lietuvišką žodžią, bet madness. Ne tik, kad lipi į kalną, dar turi kauti su kiniečiais išprotėjusiais, kurie leidžia žemyn. Coba. Apa? Ikut karton dari yang ini, Pak. Oh. Čia. Eik, be galo. Kur atsirūs? Ok, po 4-6. Dar turiu valandžiukį iki saulėtekį. Čia žiauriai reikia kilti kalną. Toks pumpavims vyks, hebra, ką jūs žinotumėt. Bet nieka. Toks ir yra tikslas. Bele kiek žmonių sunku lipti, turi praleidinėti. Pažiūrėk. Nėra galo. Nei viena, nei kita pusė. Čia hebra nieka. Tolumoj miestai ir jau švint po biškį. O, jaunimas, čia gali būti žiaurus saulėtekis. Gal net vien žiauriausių vėlgi bus į top įėjęs. Skaičiuoju topus. Nieks neaišku, iš viso žinokit. Nieks iš viso neaišku. Žinau tik tais tiek, esu paskendęs smogė, čia tokias nesąmonės išdarinėjau. Todėl žmonės taip daro, pats nesuprantu, klausinėjau savęs. Bet kas daugiau, jeigu ne, važiuojam toliau. Pareina, savo, kaip čia atrodo, tai vat. Kaip kitoj planetoj. Ir jaučiuos kaip kitoj planetoj dar su tą maskę. Jau po biškį matos, kur čia tas ežers, what the hell. 3 kilometrai aukštis. Kažkoks rūgštinis acidic sulfūra, sulfata ežers. Atrodo, tai kraupiai, kol kas žiūrėsim, kas bus. Po biškį GoPro toje atsigaus, girdi čia naktinis reportažas. Kokį jaučiu pusę epizodą bus tiesiog naktis tamsu juoda. Ir mano balsas cypiantis. La 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 la. Sakau, hebra, čia žinokit, menki juokai. Nuo tuo ežerą garuoja, nesveiks smogs ir tokia chimkė nesveika, kur čia sunku suvokti mano galva, net sakau, liežuvis neapsiverčia. Gaila, GoPro neužfiksuoju tokių akimirkų, nes lievo kokybė, bet realiai tai... Bet žiūrėkit, kas čia. Jau matos. Wow. Nesveikai. To sauliukę pakels, čia iš vis bus žiaurus vaizdelis.
Pasaka. Manau, kad kažkokiu būdu reiks nusileisti iki jo pačios, jeigu jį įmanoma. Aišku, kad įmanoma. Nenorėčiau nusiridenti, bet kažkur tikrai turėtų būti nusileidims. Mačiau, kad žmonės leidžias, bet nežinau, ar ten. Išauša net hebra. Idžin. Vulkanas antras pagal dydį Indonezijoje. Vienam jau buvau prieš kažkiek dienų. Šis antras pagal dydį ir jis įspūdingas tom, kad turi tą turkės spalvos rūgštinį tą ežerą 3 km beveik aukštį. Tai vaizdelis nesveiks. Ir aišku, saulėtekis. Parin, hebra, parin. Maskos. Nu, buvo pravartus. Čia dabar gal netgi dar reiktų neišuot, bet biški pavargau, sunku labai kvėpuoti. Biški gal trumpiau gyvensiu, bet lengviau kvėpuoti dabar bus kvaila, bet aš protu nepasižymiu. Ir šiaip visi dūmai eina tą pusę. Aišku, čia tiesiai, aišku, irgi akis gaunu griauž, bet vėlgi, sakau, protu nepasižymiu ir neįkrėsit mane niekaip. Kaip taip gali būti, kaip taip įmanoma? Aš žinokit, esu pats laimingiausias žmogus. Jeigu būtų pačia laimingiausia žmogaus rinkimai, tai manau, kad pirmą vietą iš karto be jokių, kaip jie vadinasi, be jokių konkurentų, be jokių konkurencijos. Taip kad pasaka negyvenims, tik tiek galiu pasakyti. Taip, vaizdelis už nugaros baisinis. Čia sakau, čia gali filmuoti ir filmuoti, aš nebežinau net. Ar čia reikia, nebereikia. Nu reikia, aišku, reikia užfiksuoti, kai jau saulutė pakils. Žmonių visas taip, visas pakraštys, matot. Gal nesimato jums, bet dahuja. Nesveikai, ką aš galiu pasakyti. Sprogs galvas, sakau, čia kelias ašaras nubraukiu. Nebeatlaikau jau, aš jau kažkoks jautruolis palikęs, su kiekvienu saulėtekiu ašaras braukiu. Wow. Girdėt, kas ten išlenda tolumoj? Kitoj planetoj. Saulutė. Labas rytas. Eina savo. Pažiūrėkit, koks grožis. Kas čia vyksta? Viskas, tiesiai žiūriu, girdite saulutę. Wow. Rūgštis kažkokie tai chemikalai. Eiktų. Be komentarų visgi esu. Blemba. Einam iki pačią galą, mačiau, čia galim daryti. Pažiūrėsim, kad jau taip esu čia. Pačiam gali iš tikrųjų, dajau iki pačią galą, čia žmonės neįėjo iki čia. Mačiau, ten jie stovi toliau, bet jūs telis žinot, maksimumą. Reik maksimumą ištempti visada. O, jau esu sultus tos rūgšties. Nice. Kaip atrodo. Stebuklai. Noriu biškį dar pasišildyti ant saulutės.
pamatyti, kaip atrodo tas vandeniuks apšviest. Ir reisim leistis į apačią. Dar čia kokia valandžikė keli iš tikrųjų. Taip, kad dar čia pumpavims vyks. Dabar dar tik 5:40. Aš nuo 1 ryto esu pakilęs jau ir judu. Jo, tokia yra saulėtekių kaina, jaunimas. Visada lovytei smagiau vartytis. Ten ugnikalnis. Ten kalnai. Čia saulė. Čia kalnai. Čia rūgštis ir net nerūgščiai. Garai nuo to. Kažkokie ežerą, makaronai. Vau. Po biškį atsiskleidžia tikra spalva. Ežeriuk. Šiaip daug esu prakeliavęs, daug visokių bairių matęs ir žinau, kad mūsų pasaulis gali būti ir toks, ir kitoks, ir visoks. Bet tokių cirkų. What the fuck? Kaip taip įmanoma? Sakau, čia kažkokia nebesąmonė atrodo. Ir žmogus paparas gyvenė, rutinoje, būni, užsisuki reikalus, darbs, namai, šeima, hobiai, taip toliau ir pamiršti, kad pasaulis toks gali būti. Blemba, aš net nežinau, kaip žodžiais išreikšti. Tiesiog atrodo labai keista būti vienoje vietoje yra. Ir nepajaust, kas yra kitoks pasaulis, kita kultūra, kita religija, kits oras, kits kvaps. Kažkaip labai keista, nesuvokiama man, bet aišku, kiekvienam savs kelias, jeigu visi keliautų, čia vėl būtų chaosas, bet tiesiog mano smegenim negalėčiau, man yra privaloma kaita, tokia vaizdų kaita, kultūrų, religijų, nesvarbu, visko čia ką tik išvardinau. Atrodo, esam uždaryti tam narvelė pasaulyje, tarkim, tai norisi bent jau jį visą patirti, pamatyti, ne visą, bet didžiąją daugumą. Gal tada gali didesnį suvokimą suprasti apie pasaulį, apie kas mes tokie esam ir ką mes čia veikiam. Neįsivaizduoju, čia mano tokia teorija. Žiūrėsim, senatvėje padarysiu blogą. Tiksliau, senatvėje padarysiu vlogą apie tai ir pažiūrėsim, ar išsiaiškinau ką nors keliaudams pasaulį ar ne. Sušaliau belia kaip, tai ką, reikia varyti į apačią. Nežinau, ar ten iš vis dabar įmanoma daryti, nes... Bet bandom. Belia kaip sušaliau, tuoj užpumpuosim, sušilsim, šoksim iš vieną sluoksnį, žiūrėsim, kas bus, turiu dar biškį vandens, reikia taupyti. Dar kokias 2 valandžiukės čia žygiavimą iki apačios valandą, po to koks 20 minučių, 30 viršų dar valandą, atgal tai 1,5 valandos žodžiu, iki motorolerį. Po to plans buvo į kriuoklį varyt, bet kol kas žiauriai šalta atrodo. Gal čia, aišku, nusileisiu juo žemiau, kitaip atrodys. Paskutinį kartą parodau, kokiam aš čia esu kosmose. Jeigu ką. Koks grožis. Wow. Nieko nesimato. Keičiasi vis tie vaizdai ir nenustoji stebini. Apakęs visą laiką einu. Bet toj vėl reiks dėtis kaukės spėju, nes įlendu vėl į tą smogą. Čia gamta tokia keista dėl erozijos, man atrodo, jeigu neklystu. Nes kyl tie dūmai, garai, whatever. Ir lietus palyja ir ant gamtos, aišku, ant augalų visokių. Todėl jie visokie kažkokie išsikraipę, velnžina. Nemoku net paaiškinti.
Vėl įgyti tą kaukę, nes čia rimti reikalai. That's what you know. Your calls, what the hell? Yeah. Iš čia dalė toks moks kyla, eim ten. Man atrodo, kad jau biški geriau. Wow. Patirtis nebloga. Kaip ten vyk, va, matau liptukus. Žmonės, nereik nuvaryt, turėsiu. Žiūrėk, kiek žmonių pareina iš visų galų. Kiti jūt be maskių, kuosa, kraujais mačiau. Da geriau. Mirti jaunam, nereik kankintis. Bet čia jau grįžau į Pristiną, į tą čikę, kur jau iki čia lengva daug. Aš ten išvis buvau, tik kitam gali. Grinai ten varau dabar, taip pat tą dūmą. Agildas. Kaip su šitais laipoti viršų veikti? What the hell? Sunku man suvokti. Agildas. Čia, eik, čia dachuja, eik. Nice, čia nesiskundžiu, važiuojam. Tik labai nepatogu kvėpuoti per maskę. Biškį mažiau orą paduot. Va. Taip. Sunku suvokti. Молодец. O, vėl savo ženklą matau mylimiausią. Opa. Bum. Važiuojam. Peligroso. Kokio sunkumo, pavyzdžiui, čia yra, tas reikia pabandyti pakelti. Primesk. Čia nebesąmonė. Čia neįmanoma net juo pakelti, what the fuck. Eilinį kartą pergalę šiaip švenčiu. Jau artėju, hebra. Miestelis jau artėja prie toksiškų dūmų. Na. Trumpinu gyvenimą savo. Oi, kaip čia reiks lipti viršų. Savo. Žiūrėkit. Kaip čia atrodo. Fuck.
girdit? Kas čia daros? What the hell? Čia dirb žmonės, eiktų, na. Pasižiūrėkit, čia išeina bėda. Eiktų, na. Sunku kol kas suvokti, kad tokia kažkieno realybė. Mano realybė tokia ir kažkieno tokia, va. Man negaliu suvokti, aš neturiu. Kažkas tokį gyvenimą gyvena, what the hell. Nein suvokti. Aš čia išdarinėjau irgi savo protą irgi nein suvokti. Stanai, tu. Sorry, iš daug keiksmažodžių, iš daug ištiktukų, jaustukų. Wow. Čia pamiegot, va, pailsėt. Eina savo. Bet atėjom. Einam nusipraust. Wow. Hebra, kas čia dedas? Kaip tas vanduo, girdit, nuo jo kažkokius garuoja, net karštis. Eik. Nesinori čia, hebra, man daugiau ilgai būti tepus slidės, nes čia numirsiu greitai aš. Su kaukė į viršų lip tokia koma. Biškį turėjau nusimt kaukę, nes nebegaliu prakvepuoti. Lūpas kažkokias rūkščias, pysė, nieko negaliu, what the fuck. Tepus slidės. Oi. What the hell? Negaliu dar atsigauti, kas čia vyksta. Ir jie taip, be jokių kaukių, be apsaugų, visą dieną. Ai. Šuos užlipu šiaip savo, kaip čia jie taip gali visą dieną laipiot, neins man suvokti. Pusiaukelė. Koma. Tiek galiu pasakyti. Bet nebedaug belika, reikia važiuoti, nes čia kvėpuoju to šūdo nieko gerą. Ką tik užkilau iš to pragarą. Kitoj pusėje tokia gamčikė, girdėt. Eiktų. Nesveikai. Nu ką, dabar belika judėti ten, grįžti atgal. Valandžiukė kelią. Gerai, čia užspurdėjau. Vaizdeliai žiaurus. Vaizdeliai tikrai žiaurus. Nepasiginčysit jau nieks, kad vaizdeliai žiaurus. Visi va medžiai tokie, krūmai tokie, vien dėl to rūgštinė lietaus
Nes šis taip nupil nuo to vulkano. Išsilaikė tik kažkokie, va, kaip tujas. Medžiai, sakau, visi susiraitė. Įdomiai atrodo. Tikrai įdomiai. Nematyts dar gamtos anomalija. Oi, pagaliau atsiveria vaizdelis ir orelis pagaliau gaivesnis. Dar nepasakyčiau, kad gaivus, bet gaivesnis. Eina savo. Belekas. Gerai, valandžikė, kelia, pusvalanduks, gal kelia atgal. Šoku ant motorkės, varau čia iki kažkokie kriuoklį. O pažiūrėsim, gali būti žiauri masovki iš tikrųjų, nes manau, kad visi, kas žygiuoja čia ant šitą kalną, visi vara iki to kriuoklį, nes jis pakeliu yra. Tai gali būti žiauri masovki. Tai bandom vis tiek, kadangi jau šalia yra, tai gėda būtų nenuvaryti. Žiaurus vaizdelis, kaip visada. Ai, kaip gera, grins oras, girdit. Negaliu atsikvėpuoti, dar žinokit. Noriu po dušu, visas toks kažkoks rūgštus, esu grinai labai nesmagus jausmas. Nežinau, ant kiek čia gyvenimas man sutrumpėjo iš po tokios nesąmonės. Ai. Bet vaizdelį dabar jau man patinka. Wow, kaip taip būti išprotėjusiu, ką? Kartais susimastau, bet ne iki galo, nes vis tiek biškį smegenų trūkums. Taksiukai vietiniai. Thank you. Jau taip, pagirdėt, judu. Nu ką padarysi? Nemoku, aš kitaip. Kaip pasmensi parodžiu. What? Mano žadintuvus skamba? 7:50. Jaučiu žmonės dabar keliuose, girdit, ne į temą. Aš nuo pirmos nakties judu. Wow. Nu, labas rytas, draugai, kaimiečiai. Manau, kad Javoj nuėmiau 2 pačius žiauriausius haikus, kokie tik yra, ir 2 žiauriausi kalnai. Aišku, yra tų haikų žiaurių, kur gali parom varyt, bet neturiu aš įrangos, neturiu drabužių įrangos. Tai ką galėjau, čia pačius jau žiauriausius nuėmiau jau čia iš po šitų, sakau, nebežinau, kas yra iššūkis. Manau, kad viskas, žinokit, 5 kokias minutės belika ima. Eina savo. Ant kiek lafa, girdit? Ant kiek lafa. Aš esu šokė, sakau, sunku kažką be pakomentuoti dar, kol kas reik biškį laiką suvirškinti, ką čia mačiau, ką čia patyriau. Per pastarąsias 3 dienas 2 vulkanus didžiausius nuėmiau, vaizdelį nesveiki, intensyvų, aišku, fiziškai ir baisu buvo vietom. Tai reiškia, ir emociškai buvo gan varginanti patirtis. Bet ką? What doesn't kill us makes us stronger. Ar kaip ten sako. Aišku, dabar čia kaimiečiai nieko nesupranta, turiu išversti. Kas mūsų neužmuštas padaro stipresnys. Easy. Aš nežinau, kas dabar mane gali nustebinti iš po šito. Dažniausiai kitaip pasakau, pats save nustebinu. Tai reikia neprisikalbsėti, nes galiu čia ant lygios vietos kokį nesąmonį iškrėsti. Viskas, finišas. Easy. Nu ką, mano žvėris apšerkšnėjęs. Čia galim nusirengti. Okay, dabar žiūrim, kur tas krioklys ir važiuojam iš karto. Nėra ko čia ilsėtis, nors reiktų, bet nėra kad.
gal čia biškai per šaltas iš po maikės. Perpus, čia taip sukaitęs esu. Iliuzija, kad karštą dabar pajutau. Stabdžiai vos stabdo, abu už maksimumą užspaudžiu, vos stabdo. Galim prisižaisti čia taip, reikia atsargiai. 1 minute later. Pasižiūrėk, koks grožis. Dūminas, bet grožis tiek. Galvojau skalbtis drabužius, dabar tada lauks, kol išdžiūs, bet iš tikrųjų dabar vėjas praputė. Uhui! Savo, pažiūrėkit, kas čia dedas, kokie grožiai. Kokie grožiai. Iš kairės, kokie grožiai iš dešinės. Ir jaunikis koksai gražus, aišku. Oi, susmerglėbis. Gal dabar jau reiks maikę plautis. Nu, žodžiu. Pasiklydęs esu, iš tikrųjų nežinau, kur važiuoti, neberandu kelią, nei ten, dingo internetas, nieks neaišku, dabar čia nuklydęs, kažkur teks važiuoti, iki kol intiks atsiras. Oh well, niekas nesvarbu iš vis, da geriau. Ui, tu na, vos neįgrioviai roviau. Pasižiūrėjau į kavinę kažkokią. Oi, justelė. Thank you. Važiuojam. Gražu, ką gali pasakyti. Nu, what the hell. Kokie grožiai, kokie lapai gražus. Nors imk ir užpakalį pasivalyk. Taip, pasaka, rojus žemiai, hebra. Rojus žemiai. Reiktų gal išsitatiruoti iš tikrųjų šitą frazę. Neturiu nei plaškių, nieko. Gerbi. Eikti. Jau nesveikai iš kartą patink. Reikštai iš kartą homofobam linkėjimai.
Visur vaivorykštės prieš akis ir nežinau, per kamerą jau nesimato. Bet nice, kriokliukai, nice. Varom išsimaudysim dabar jau, kad čia jau esam reik greitai niurką šaut, nors ir ženklai yra, kad maudytis draudžiama, bet nu sorry, hebra. Niek jau nebesimata, jaučiu. Svarbu pačiam gerai. Šiaip čia draudžiama maudytis, aš esu dėmesio centre. Aplink mane yra koks 10 žmonių, visi žiūri, negali atitraukti akių, ką aš čia darau. Pasaka, poch. Šiandien daug kartų poch. Galiausiai. Nu ką, išsimaudėm, pasiturškėm, pasimaudėm, pačilinom, laik šokt ant pirdos, varyti iki namų, užkrimst ir toliau kažkokias misijas vykdyt, reik pasikraut dalykus, Nu žodžiu, standartas. Ne pats protingiausias sprendimas buvo šokt su drabužiais. Visas kiaurai šlaps varvantis, dabar net iki motorikės kažkaip reikdai, žodžiu. Netgi taip viesų galiu pasakyti, 8:00 hebra, aš tiek būnu dažniausiai priveikęs prieš saulėlydį, jau 5. Wow. Okay, let's go. Let's go. Būtų gerai durieną rasti, kažkur nusipirkti prieš pat grįžtant namo. Čia kažkur šalia namo, 5 minutės, man atrodo, iki namų, vadinamų namų, tarkim. Tai būtų gerai įsigyti durieniuką, nusipraust po dušiukų, išsidžiovint drabužiukus, viską pasikraut ir viską, šiandien išjudu, hebra. Džiava baigta, sveiki atvykę Balį. Ôi, xe ngạc chúng mình đã ở trên phía lẽ. Ra đây coi. Dạ,ทำตั้งนานตั้งอัดเลย Này cái cô đang này. Yes, bigger, one bigger. I don't know, aš nežinau, kurį čia visi jie. Maybe this one. Or, I don't know. Kuris? Oh, I need vieną, tik vieną. Okay, let's try this one. Okay. How much? 50? 100? One? I need only one. Only one. How much? What money? One durian. Oh, it's okay. Yes. Okay, good. Thank you. Okay. Turim durieną, varom iki namų. O, grįžau. Tiek turiu daiktų visur, visai prikaišęs. Sorry? Breakfast is ready Really? at the table. Breakfast. Okay. I'm super hungry. Very hungry. I bring durian. So.
Opa. Man sakė, pusryčių yra. Paukštį. O, prasidėtų. Champion breakfast. Oi. Full table. Skanaus justi. Žinau, nuo ko pradėti. Kas čia yra toks. Kažkas su žuvim. Nu, paragaujam durieniuką. Mažuliuką. Šitas toks smardesnis. Tokį va. Tuo pačiu toks kiaušiniais, svogūnais, supuvusiais česnakais. Grinai tokį supuvusių, bet tuo pačiu tokia karamelė, romų. Karšta, bet gerai, nes buvau biškį sušalęs. O, reik pasnaust, manau, biškį pagulėt, kol čia kraunos dalykus, nes biškį sugriuvęs esu, kol turiu dar laiką. 2 hours later. Tada! Ne, iš tikrųjų viskas. Esu šiek tiek pailsėjęs, nusiprausęs svarbiausia, nes vis dar užuodžiu aš tą rūgštį iš po to ugnikalnį. Toks kažkoks siera kažkokia, nu žodžiu. Neverkšlenčia, kaip visada. Susipakavau kuprinę. Biškį dar liko, va, viens. Tuoj pasikraun. Viskas išdžiuva, viskas išdžiovinta, kambariuks sutvarkyt, šiukšlikės krautas. Va, aš palieku iš po savęs, va, gali net netvarkyt, gali kits iškart kristi lovą ir mėguoti. Ne, šūdą šneku, žiūrėkit, dar pastebėjau. Kaip, gugi. Nice. Nu, smagu buvo, šiaip nebloga visai viečiakiai apsistoti, kainos kokybės atžvilgis nice, baseiniuks yra, vien tik gamta aplinkui, maldikės garsiai girdis, taip kad gerai čia visai pabuvau, gaila, kad taip trumpai, žinosiu, kur sugrįžt, žodžiu. Tai dabar šokam ant pirdos, priduodam motorkę ir varom į keltą, jeigu yra tokių iš vis. Kuprinė ant pečių, opa, durikės viso gero. Opa. Ingi filmuoti iš tikrųjų čia, kol važiuoju, tai nuvažiavęs jaučiu priduoti motorkę, pafilmuosiu, ką čia vėl visą kelią filmuoti. Matėt jau. Very much. Wait. Hello. Hi. Oi, pridaviau motorkę. Viskas čia kipikį, laukiam dabar taksiuko ir važiuojam į keltą. Nieks neaišku, nei kada jisai čia plauks, nei ar iš vis jie plaukia. Bet, kas daugiau, jeigu ne, aš turiu sužinoti viską. Teka abu nukencelint, nes nei tą pusę važiavo. Išsikviečiau dar vieną. Žiūrėsim, ką šits čia išdarinės dabar. Nebūtų Azija, čia taksis tau parašo, tiesiog palauk ir vara. Matau prie kavinės sėčiai, gezas stopudovai valgo. Kam iš vis priimtų užsakymą, tokią žuvį gaus, tuoj atvažiavęs. Hello. Yeah. Hello, mister.
Šiaip ne taip. Dėkui. 30 minučių kelionė iki keltą. Nu, neaišku, tad gerai laikrodėlis, jie tas teleku rodo, tas iš vis teleku rodo. Oh, thank you. Yes. Thank you. Okay, tai čia viskas apleista, išdaužyta. Nice, mums patinka iš karto. Norim ieškoti, kur biliečiukų turi. Žiūrėsim, ant kiek apipės. Mm-hmm. Do you have a ticket? Not yet. Okay. Do I need to buy it here? Okay. But only card or I can pay cash? No, this is not card on cash because ticketing online you buy ticket there to the left office. Okay. Buy there to the right. Okay. Okay, thank you. Pasirodo. Čia ten. Okay, pizdu. Varom. Hello. Yes, Ticket. sorry, application is error. You can buy in Mart and Post. What, ticket to Bali? Yes, In Mart? yes. Okay, I will try. Tiesiog nusiuntė į parduotuvę pirkti bilietą. Application error, sako, kažką tokį šovė. What? Oi, prasideda bangeriai. Tik išlysk į žmonės. Tokiu eilėje, bet nu jeigu neįtema čia bilietą galim nusipirkti, tai aš be komentarų šokės. Čia svajonių šalis. Degalinį bilietus keltą perkės. What time do you want to leave? As fast as possible. What is the time? I have no idea. No, 2 o'clock. What is the time now? Oh, perfect. Yes, it's perfect. Nieks neaišku. Aišku tik tiek, kad nieks neaišku. Yes, please. Okay. Thank you very much. Okay, o, kaip, keisti viskas. Būčiau aš jau užspaudęs, jau ne tą, jau užkart spaudžiau. No. Hello? Okay, by ticket. In A. Okay. Yeah, can you? Yes. No. Okay. Thank you. Taip. Pagirdėt parašyta. Nuvarom, nieks neaišku. Kasgi ten, tik medalis, irgi. Senasis gerasis. Bilietų krūvą turiu tokią. Bet jau vandeniuks mėlynas, eikti, tai pasilgau Tailandą, pamatęs tą mėlyną vandeniuką. Ai. Privairavo bosą. Radau bičiuką, einam kur nors prisėsti. Priešais kondiškę, va, iškart rykšau. Working? Oh, yes. Oh. Nu ką, kažkiek dabar valandų iki Balį ir žiūrėsim, po to jau autiks vėl kažkas, dar čia tų nuotykių nusimata nemažai, bet jau laikau va tuos čiurkus, kai jau nebebūtų šiandien. Vai. Tabalinį pūžą, maniu. Eit. Žiūrėkit, kaip čia.
gerai, Java. Buvo malonu čia tave patirt. Sugrįšiu kažkada. Ir labą dieną, Bali, senai matėmės prieš savaitę, prieš 2, kiek čia. Ojojoj. Bet Java buvo huienai. Tik kad žiauri didelį atstumai, reikia daugiau laiko. Čia taip, kaip aš galvojau, nepai. Gerai atrodo kalniukai, ką? Pakopinėsim, gal dar išeis. Nebedaug, hebra, belika, šiandien jau nebenoriu, tik jau minėjau, jau verkšlenau čia. Taip, kad jo, bandysim autiką, gal pavakarieniaut kažkur, viešbučiuks, poilsiuks, rytoj naują dieną. Oi, čia visiškai kitaip viskas bus. Balis ir kultūriškai, ir religiškai, ir gamčykė, čia viskas kitaip. Taip, kad ta pati šalis, kita va gretima sala, bet viskas skirtingai. Opa. Gerai. Vadės. Taip ir didžiai. Dar jie čia turi miego naujos. Atsigulė daikčiukai. Taip. Nežinojau, o girdit, lopas. Wow. Ką? Sveiki atvykę į Balį. Lafa. Žodžio atvariau į stotį, nieks neaišku. Visi vėl apstoja iš karto, pamiršau jum kamerą, nesvarbu. Žodžiu, dabar kas vyks, tai nėra tiesioginė autika ir ten, kur važiuoju. Neaišku, ką dabar reikia daryti. Čia, aišku, varkės visokios jau prisiūlė man, teks vis tiek kažkuria imti. Taip, kad dabar reikia laukti, biški daugiau žmonių. Ir jo, važiuosim iki kažkokią kitą miestą, nuo kitą miestą vėl, nu karočiai. Na, kodėl negali būti paprastai viskas? Kodėl? Kodėl aš negaliu tiesiog išsiėsti? O, einu, karočią, pamišti. Gal pavyks tą biškį nerviuką išsisuoti. Yes. Hello? Hi. Oi, calm down, it's in my face. Oi. No screaming. What is this? Not a tip or something. Oh yeah. Money. Yes. Paukščiukų vaganas čilė. Vieną nebėra, jau suvalgė tasai. Nu ką, eilinis vėl važiavimas, nieks neaišku. Tipo nėra tiesioginių autikų, tiesioginių mikriukų. Pats vienas ten kainas nesveikas, tai važiuoju į kitą miestelį, bet čia irgi vėl pasiūlė varkę, negalėjau atsisakyti, nes kiek čia sumokėsiu, 15, kokį $12. Žiauri kainikė, bet ką padarysi, neturiu kitos išeities. Yes? Are you waiting stand here? Car coming, yeah? No problem. Waiting. 1 minute. No problem. O, tai žodžiu, mane tipo paveš už $12 iki kažkokią kitą miestą, iš tikrųjų nieks neaišku, gali nepavešti, ten į kitą miestą gali nuvežti, čia su jais nieks kol kas neaišku, kol neatsidūriau ana mieste, aš dar nepatikėjau, jau aš pasimokęs iš Indonezijos. Taip, kad dabar anksti dar džiaugtis, pizdu, sumokėsiu aš tuos €12, bet bent jau davažiuosiu gal šiandien tą vietą, nebereiks nervuotis, nes jau čia sakau, mane šiandien jau vienam mikriukininkui vos per šalmą nedaviau, jau atsibodo. Jie pasako vieną, važiuosiu vieną vietą, nuveži kitą, tada sako, oi, bet tai čia tarėmės, čia tokia kaina, pašal.
Žodžiu, tai va, taip kad dabar laukiu kažko ir pavežti po mane su savo mašina. Aš tik noriu greičiau dasigauti kitos vietos ir kad galėčiau išsimieguoti ir pailsėti ir rytoj tada galėčiau atsikėlęs jau pradėti naujus epizodžiukus, nes dabar jeigu nedavažiuosiu šiandien, rytoj reiks važiuoti vėl, tokia daug transporto bus, vėl pusę dienos straglinsiu. Aišku, gal jums čia mano tą straglą, visą tas nesėkmės, neplanus, ne pagal planą, karočią, nebeprašneku irgi, nes pavargę žiauriai esu, tai va, tai jums gal limp visai čia žiūrėti mano nesklandumus, bet aš tai jau norėčiau tokių nuotykių, grynai vien nuotykių, nesklandumai. Tai jo, žodžiu, nes neprašneku, sakau, šiandien jau esu žiauriai pavargęs, belia kiek čia dienų, pusiau mėguojas, pusiau nemėguojas, iš vis nemėguojas daug, nuotykiavau da belia kiek. O, atvažiavo, žiūrėk, kaip tik. Ayo, oke. Mas, ini sampai Singaraja bayar 2,5 ya? Ya, sampai kasih keroblah ya, 150 ya. 250 ya? Yes. Nanti 100 lah jatuhin mas. Can I put? Oh, thank you. Nu, žiūrėsim, čia jau varkė iš karto bus, jau nujaučiu. What's up, guys? Radau bičiuką, kuris mane paveš ne už 800 000, o už 200 pem. Vis tiek permoku, bet bent jau atsidursiu tam kaime, kur norėjau atsidurti. Tikėkime, dar čia, sakau, nedavažiavau, nebetikiu. Bet laikom špygas, nes čia su privačia mašina važiuoti nėra geras ženklas. Bet kas daugiau, jeigu ne aš. Saulėlydį matyti šiandien pasitiksim iš mašinos. Šiandien reikia negalvoti apie tuos saulėlydžius, saulėtekius, reikia pailsėti biškį. Nes dabar tiek jų čia buvo, vien gyvenau saulėtekiais, o jie brangiai kainuoja, nes turi iš vakaro jau būti pasiruošęs, kad anksti rytą galėtum išvaryti ir taupant laiką, žodžiu, miegs nukenčiu, kas labiausiai blogai yra man. Saulėlydis. 2 hours later. Nu, kaip ir tikėjau, žodžiu, norėjo mane apskamint ir apskamina praktiškai, dabar esu, ne, tik babkių nedaviau daugiau, bet stoviu random kažkokią miestį, važiuoju dabar reikia dar kažkokį kitą miestą, nu, žodžiu, nieks neaišku, ką dabar čia darysiu, bet laukiam dabar vėl motorolerį, vėl važiuosim, vėl babkės, blablabla. Susitarėm už 250 000, kad, nu, čia koks 10 eurų, nesvarbu, žodžiu, susitarėm, kad mane paveš iki to miestą. Pasirodais mane apipisa, tam kitam vairuotojui pasakė, kad iki kitą miestą. Hello. Atsitika jau viskas, bet dabar babkių vėl išleisiu ir laiką sugaišiu. Ir rytoj ir vėl mano visi planai sugriūna. Nu, žodžiu, grįšiu viešbutį dar irgi dar čia. Dar vėl istorija čia, vėl, žodžiu, nu, karo, čia grįšiu, dabar esu biški pikts, grįšiu iki viešbučio, jeigu viskas papasakosiu. Davai. Mano viešbučiuks, ačiū Dievui, kad bent tas nepavedė, ačiū Dievui. Išuoviu arba čikės, laukiu, kol man atneš valgyti, taip noriu valgyti. Oi, palūžęs esu. Reikia atsipūs, žinokit, nes taip yra sunešiuoja, karo, čia pirmą kartą taip kelionį nesiseku ant kiekvieną žingsnį. Ir kaip žinot, suaugę žmonės už klaidas moka arba babkiam, arba savo laiku. O kelionėse laiks yra labai svarbus ir noriu maksimum išnaudoti, o taip nesisek. Gal dėl to nesisek, nes žiauriai noriu čia sutaupytą laiką. Ačiū. O pamaistuks atvažiavo. Spring rollsai, ryžiukai, čipsiukai, karis, kolikė. Sakau, šitą kelionę ant tiek nieks nesiseka, ant kiekvieną žingsnį fails.
Ypatingai su viešbučiais ir su transportu. Čia pats žiauriausias, čia žinokit, taip sudėtingai viską susiderinti, o aš kadangi judu nesveikų greičių, čia į dieną nesveikus kilometražus, lokacijas keičiu, dar ne vienam viešbutį nesu miegojęs 2 dienas iš eilės. Taip kad pagal mano tempus čia nespėjau, nei aš pats jau nebespėjau, taip kad naktim žygiuoju į kalnus pasitikti saulėlydžių, tada dienas nuotykiauju, tada vakarę važiuoju į kitą miestą, vėl rytą varau saulių pasitikti, karočią. Reik gal biškį pristabdyti iš tikrųjų, bet neišein sustoti, nėra laiko, karočią. Bet dabar gal pavalgykim, stenkimės biškį nusiraminti, sakau, toks susipisęs esu, atsiprašau. Skanaus man, karočią. Su peanut butteriu. Galvoju, valgiau šiandien, kad mūsų nevalgiau. Jaučiu, kad ne. Ar ne? Labai karšta. Kaip čia reikia susitaikyti su tuo, manau, kad čia šitą kelionę taip ir bus jau dabar vien nesklandumai, nes taip prasidėjo nuo pačios realiai pirmos dienos. Kaip viskas prasidėjo nuo to, kai išvariau į Javo salą nei tema ir nuo ten visi mano sugriuvo planai, nes ant tiek viskas buvo kitaip negu aš galvojau ir kadangi, aišku, žiaurius nuotykius užturėjau ir kad atpirktų, kad turi būti balansas, negali būti žiauriai viskas vien taip gerai. Žiaurius nuotykiai ryte ir žiauriai fails vakare. Ir taip kiekvieną dieną, taip sudaužė į galvą ir jau šiandien rytą galvoju viskas, atvarau į Balį, nebebus nesklandumų nebebus. Wow. Nu nieko, rytoj naują dieną žiūrėsim, kas rytoj, kas dar. Kaip pagirdit, viską sunaikinau ir desertas dar, aišku, pareina. Neatsigaunu. Viskas valgiu, iš karto einu praustis ir ilsėtis, nes vien nervacija vyksta. Welcome to my crib. Šiandien biškį normalesniam išsinagosiu, nes tokiuose skiliuose miegojau pastarąsias dienas. Lovikė, vandeniuko žiūrėk, dušių, pasaka, lovikė, sofkykė. Oi, kaip dienikė. Taip gerai viskas prasidėjo ir baigės kaip visada. Chaosu, nesklandumais. Bet nenoriu čia verkšlėnti. Ir jis voreris, yra kaip yra, nieko nepadarysi, reikia priimti, kažką iš to pasimokyti. O išmokau tikrai iš tų situacijų, kiekvieną kartą vis kažką naują išmokstu, ko nedaryti, ko nepasitikėti. Aš labai naivus esu, aš vis tikiu žmonėm. Aišku, manęs ant babkių neapgausiu, aš nepasirašau, ten man pasako kokią nesąmoningą sumą ir tokį rodau, tik varyk man dink iš akių. Bet vis tiek reikia daug nervų, kainuoja, reikia ten aiškintis, reikia kažką aiškinti per translėtus visokius ten varažin, man, nelim, patys žinau, niekam nelim tokie dalykai, žinau. Yra ribas viskam, taip kad kiekvieną vakarą man jos būn viršiemas jau, bet vis laikaus. Nieko nepadarysi, hebra, sakau. Eilinį kartą kiekvieną savo blogą vis kartuoju, kiekvieną savaitgalį dabar girdėsi tą, kad šitą kelionį yra apie nesklandumus, matyt, gyvenim siunčia kažkokių pamokų. Nori, kad biški nebūtų viskas taip, kaip kad buvo Laose, viskas va taip va. Šį kartą biški viskas per prakaitą, per smarvę, per pyktį, per nervus. Gerai, poch, aš galiu ir taip keliauti, nėra problemų man. Duokit tik man keliauti svarbu. Davai, hebra, ačiū, kad palaikot, ačiū, kad žiūrit.
žodžiu, kad pykstat kartu su manim, kad palaikot, kad nervuojatės, kad džiaugiatės, kad keliaujat kartu ir, žodžiu, viskas bus gerai. Ačiū ir iki sekančio, girdit. Manau, kad jau kitą videką, kai žiūrėsit, jau bus biški ramiau, gal daugiau nuotykiukų bus. Biški gal kažkaip pavyks pačiam nusiraminti ir jo. Kadangi pats toks įsiaudrinęs esu, aš va šitam tokiam vibe gyvenu kelintą jau dieną, visą šią kelionę, čia kažkelintą savaitę, ar kažkelintą, žodžiu, ir matyt gyvenims toliau man siunčia. Taip, kad reikia biški nusiraminti ir pamiršti ir gal automatiškai viskas susistiguos. Reikia nesistengti būti greitesniu ir daugiau apžiūrėti, negu kad aš sugebu. Bet žinot mane, neišeina. Nėra laika, neužtenka laika, nėra kada sustoti, žodžiu. Davai, hebra. Pysas. Laikykitės.